Labą dieną, susitinkam eilinėme video ir šį kartą pamėginsiu parodyti, kaip mes darome tuos vadinamus namų darbus kabutėse, tai yra, kaip mes žiūrime mūsų kasdieninės reklamas, kasdieninį mūsų darbelį. Taigi čia jau, kaip matote, esame pačiame ofise ir tai pirmasis puslapis, kuris atsiverčia. Na ir kad norėtume padaryti namų darbus, tai turime žiūrėti šitoj juodoj pusėj ir surasti skyrių, kuris parašyta task. Spaudžiame šitą skyrių ir atsiverčia mums sekantis puslapis. Ir dabar šitame puslapyje mes matysime tokią mėlyną juostą, kuris sako, kad reikia paspausti, kad pasidarytumėm dienos darbelius. Taigi spaudžiame šitą mėlyną juostą ir atsidaro mums šitoj pusėje, kaip matote, visos nuorodos, visos mūsų reklamytės, dienos reklamytės, kurias turime pažiūrėti. Taigi, jeigu juostelę matome geltoną, tai reiškia, kad šitų reklamų kol kas dar negalim žiūrėti. Visada pati pirmoji viršutinė būna mėlyna juostelė ir tai ženklas, kad būtent nuo šitos reklamos galime spausti ir galim pradėti žiūrėti. Taigi paspaudžiame mėlyną juostelę ir dar kartą mėlyną kvadračiuką. Ir dabar jau atsiverčia mūsų reklama, atsiverčia mūsų puslapis. Kaip matote, čia dešinėje pusėje mėlyną kvadračiuką, kuriame skaičiuojasi sekundės. Skaičiuojasi sekundės, kai jos pasibaigs. Reiškia, mums užteko laiko, kad pažiūrėti visą reklamą ir kai pasibaigė sekundės, mes turėsime įvesti saugos kodą. Kaip matot, sekundės jau visai eina į pabaigą. Na ir čia mums duoda saugos kodą, kurį mes turime įvesti į šitą baltą langelį. Įvedėme saugos kodą ir spaudžiame mėlyną kvadračiuką. Saugos kodas suvestas. Dabar turime uždaryti šią reklamą ir, kaip matote, mūsų nuorodų eilutėje pirma ta juostelė pasidarė žalia. Tai reiškia sėkmingai pažiūrėta pirma reklama. Spaudžiame vėl mėlyną kvadračiuką ir vėl atsidaro mūsų antra reklama, kurią irgi turime žiūrėti, kiek mums duoda tų sekundžių. Tai yra šitą mėlynam kvadračiuke, matosi, kiek laiko mes turime žiūrėti. Laukiam, kol jį pasibaigs. Galiu pasakyti, kol baigsis reklama, galiu pasakyti, kad priklausomai nuo paketo, kurį turėsite, bus skirtingas reklamų skaičius ir jų žiūrėjimo laikas taip pat skirtingas. Vėlgi suvedėm mūsų saugos kodą ir pažiūrėta dar viena reklamėlė. Vėl uždarom reklamos langą ir, kaip matote, dvi žalios juostelės ir šitaip tęsim toliau. Trečia mūsų reklamėlė. Visais atvejais, kai nesižiūri reklamos, kai kažkas stringa, kai tiesiog visais atvejais naudokitės klavišu F5, kuris paprasčiausiai iš naujo užkrauna reklamą, iš naujo užkrauna tą langą ir puslapį ir kaip taisyklė susitvarko. Galiu dar pasakyti, kad taip pat prieš įeidami į jūsų virtualų ofisą būtinai išvalykite, bent retkarčiais išvalykite jūsų naršymo istoriją. Taigi, pažiūrėjom dar vieną reklamą. Uždarom langą ir, kaip matote, vėl sekant juostelė mėlyna, spaudžiam sekančią ir atsidaro mūsų sekanti reklamėlė. Vėl žiūrim, vėl laukiam, kol baigsis skaičiukai. Kartais būna, kad reklama išnyks, nėra skaičiukų, gaunam reklamą šitokią. Kaip taisyklė, tiesiog su šita kraštinė juostelė pavažiuokim į viršų ir atsiranda skaičiukai. Tiesiog žmogus kartais galbūt nepastebi, kad nuvažiavo reklama žemyn ir todėl nesimato skaičiukai. Nereikia jaudintis, paprasčiausiai pakelkim juostelę į viršų ir viskas susitvarkys. Na ir dar viena reklama pažiūrėta, vėl uždarom langą.
Na ir paskutinė mėlyna juostelė, spaudžiam paskutinę reklamėlę, vėl atsidaro nauja reklama, vėl laukiam, kol praeis mūsų sekundės ir šiaip jau patartina, kaip jau minėjau, tą naršymo istoriją išvalyti retsykiais, nes tiesiog geriau veikia, kartais būna stringa, kartais išvalom istoriją, naudojamės F5 klavišu ir praktiškai problemų tikrai jokių neturėtų būti. Na ir paskutinė mūsų reklama pažiūrėta, suvedam saugos kodą ir uždarom paskutinį langą. Kai uždarėm paskutinį langą, kaip matote, jau visos reklamos pažiūrėtos, visos juostelės žalios ir čia jau užsifiksuoja mūsų paskutinė suma, mūsų šios dienos, kaip matote, šiandien yra rugpjūčio 10 diena, būtent šios dienos reklamos pažiūrėtos, užsifiksavo mūsų skaičiukai visi paskutiniai ir belieka uždaryti šitą langą. Na ir nežiūrint į tai, kad šitame pačiame pirmajame lange mūsų dienos reklamų nesimato, galima būtų pagalvoti, kad jos nepadarytos. Tiesiog, jeigu norim įsitikinti, tai turim paprasčiausiai išeiti iš mūsų ofiso, virtualaus ofiso, išeiname iš jo ir jeigu norėtume įsitikinti, kad viskas tvarkoj, turėtume iš naujo įeiti ir, gal pamėginsiu iš naujo įeiti ir pažiūrėsit, kad viskas užsifiksavo. Taigi, pamėginame įeiti iš naujo. Ir įėję iš naujo, prisijungę iš naujo mūsų ofise, spaudžiame vėl tą patį skyrių, kur vadinasi task, tai yra mūsų dienos darbeliai. Na ir kai atsidarys jau tas skyrius, matome, kad jau užsifiksavę, reiškia rugpjūčio 10 dienos, yra mūsų darbeliai padaryti. Ir čia žaliame kvadračiukė jau rašo, kad sveikiname, jūsų darbai atlikti sėkmingai ir tuo mūsų darbelis, šiandienos darbelis baigėsi. Taigi iki sekančių video, geros jums dienos.